Labas vakaras, esu Jurgita Krekždaitė ir jūs žiūrite Connect to Escape laidų ciklą Tavo asmenybės augimas. Ir šiandien džiaugiuosi vėl pristatydama laidos svečius. Tai yra Mindaugas Pikūnas. Labas, Mindaugai. Sveika. Mindaugas yra 7-osios dienos adventistų bažnyčios pastorius ir taip pat Vilniuje esančio Kartu Saldų šeimos centro bendra įsteigėjas. Malonu, kad mums talkini ir esi su mumis. Šio savaitgalio ypatingi svečiai yra Rokiškio jaunųjų lyderių klubo atstovai. Ir šiandien mes laidoje turime Astą Jasiūnaitę. Labas, Asta. Labas, Jurgita. Tai norėčiau, kad prisistatytum trumpai apie save daugiau, kažką papasakotum. Tai esu aš Asta Jasiūnaitė, kaip jau ir minėjai. Šiuo metu mokausi 10 klasėje. Taip pat esu jaunųjų lyderių klubo prezidentė, todėl didžiąją savo laisvalaikio dalį ir praleidžiu būtent ten, kartu su kitais jaunais žmonėmis organizuodama įvairius projektus, organizuodama renginius, akcijas bei kitas įvairias veiklas. Tai ačiū, kad radai laiko atvažiuoti ir pas mus. Ačiū tam, kad pakvietei. Taip pat jaunųjų lyderių atstovė yra Julija Trumpickaitė pas mus šiandien. Labas, Julija. Sveika, Jurgita. Tai papasakok apie save ir tu. Tai, kaip ir minėjai, esu Julija, taip, esu iš Rokiškio, šiuo metu esu 10 klasėje, šoku jau 7 metus, bei aktyviai dalyvauju jaunųjų lyderių klubo veikloje. Ačiū tau, Julija, kad esi kartu su mumis. Ir, brangiai, jūs taip pat esat mūsų laidos dalyviai, o jūsų mintis į eterį perduos Karolina Rudžionytė. Labas, Karolina. Labas vakaras, Jurgita, ir labas vakaras visiems, norintiems tobulėti bei auginti savo asmenybę. Kaip visada, skubu priminti, kaip jūs galite dalyvauti mūsų diskusijoje. Taigi puslapyje www.lctv.today dešinėje ekrano pusėje susirašinėjimo lange jūs galite reikšti savo nuomonę bei užduoti klausimus mūsų laidos dalyviams. Taigi jauskitės laisvai, būkite drąsūs bei aktyvūs ir iki susirašymo. Ačiū, Karolina. Tai aš tikrai džiaugiuosi visais mūsų žiūrovais, nes jūs tikrai esat aktyvūs ir įdomus. Ir pradėdama diskusiją, kaip visada, kviečiu pažiūrėti atsakymų iš gatvės. Tai kas tas asmenybės augimas yra? Prašom pažiūrėti. Einat pas psichologus, einat į bažnyčią, einat į kažkokį tai žmonių ratus, kur apie tai yra kalbama. Ar tai darot ar ne? Ne, tai yra savaime. Nereikia man kažkokio psichologinio mąstymo, nei ten į bažnyčią nuėjęs kažko tais, ne į kažkokie vakarėlį, susirinkimai kažkokie ten. Nebus taip, kad tave išmokė žmogų. Mes visą laiką akcentuojam intelektą. Emocinis intelektas yra labai svarbus ir kai tu esi stipraus emocinio intelekto ir jis yra pas tave išlavinęs, tai tu atsirenki žmonės. Visose švietimo įstaigose ypatingai vaikams turėtų būti lavinamas ne tik gebėjimas įgauti žinių, įgyti, bet taip pat ir suprasti bendražmogiškai kitus žmonės. Tai yra svarbiausia gyvenime. Ką darot asmeniškai? Einat pas psichologus? Einat, kad būtų... Ne, mums savaime kažkaip gaunasi. Iš savęs? Ta prasme, jau gimėt su tuo ir tai, kas jau yra jumise, jūs esate tuo patenkinti. Tai aišku, to neiškrapštysi, čia jau taip davė jau. Ar yra pas abi dvi? Yra. Aišku. Ir, o ką asmeniškai darot, kaip jūs tai puoselėjat? Bet iš tos patirties, kurią pats turi, tu galvoji, kad su užuojauta ir atjauta pas mus tarp žmonių viskas yra tvarkoj. Taip, kaip žmonės gimsta, to pakanka. Jiems nereikėtų specialiai kažkur tai eiti, mokintis ar kažkur tai skirti tam laiką papildomai. Tikrai nemanau. Bet nuo mažų dienų aš tikrai pritariu, kad turėtų būti skiepijami šeimos ir visų kitų, nes, ta prasme, jeigu tau yra ten 20 metų, ta prasme, ta atjauta, arba tu esi žmogus, kuris gali padėti, kuris, ta prasme, nori padėti, pagelbėti kažkaip kitam žmogui, arba ne. Jūs asmeniškai kažką tai darot konkrečiai, kad tie dalykai kaip atjauta, užuojauta pas jūsų būtų puoselėjami? Kad aš pati mokėčiau užjausti kitą žmogų. Jo, jūs einat į kažkokį tai klubus, į žmonių ratus, kur sužinoti plačiau apie tai? Ne, to tikrai pati nedarau. Nesupratot klausimą. Aš norėjau paklausti, kaip jūs asmeniškai tą dalyką puoselėjat, kaip jūs tai lavinat?
kaip aš lavinu užuojautą. Kaip jūs užuojautą, pavyzdžiui, pamatot mamą dabar prieiti ar neprieiti? Ne. Čia viskas iš širdies čia viskas. Tėtukas ir mamytė. Jo, nuo vaikystės čia. Aš manau, mamytė, tėvelis, ką įdeda, yra svarbu, bet kiekvienas individas atsineša savo. Kodėl vienam duoda tėvai, o jisai vis tiek to nesugeba panaudoti. O kitam gal ir mažiau tėvai duoda, galbūt yra netgi asocialios šeimos, o vaikai būna puikus. Jūs einat pas psichologą, skaitot knygas, kaip jūs tai treniruojat, kaip jūs tai lavinat? Na, aš manau, kad čia toksai dalykas, aš asmeniškai to nelavinu. Aš manau, kad tai priklauso nuo asmenybės ir nuo charakterio. Ir tam tikri žmonės tai daro dažnai, tam tikri retai. Aišku, visokios knygos ir filmai, moko žmonės. Jūs tai tiesiog praktikuojat tiesiog gyvenime? Kad eitumėt kažkokius kursus, ar eitumėt kažkur tai į bažnyčią, ar pas psichologus? Ne, šito ne, bet taip pat namuose, šeimoje, kai sakoma, artimų draugų rate. Bet nėra taip paprasta. Bet tai yra būtina šiais laikais. Mums to trūksta. Aišku, ačiū. Labas vakaras dar kartelį. Primenu, jūs žiūrite Connect to Escape laidų ciklą Tavo asmenybės augimas. Ir kaip matėme, gatvėje žmonės labai įvairiai suvokia, kas tas yra. Tai pažiūrėkime, ką mūsų dalyviai apie tai galvoja. Kadangi šiandien turime Rokiškio jaunųjų lyderių klubo atstovus, tai Julija ir Asta, tai tas pavadinimas vien jau įpareigoja kažką gero apie tai pasakyti. Kaip jūs suvokia tą asmenybės augimą? Tai aš manau, tai yra nestovėjimas vietoje, noras išbandyti dar neišbandytus dalykus, manau. O kaip tu patiri savo gyvenime tą? Aš stengiuosi išbandyti dar neišbandytus darbus, ko aš dar nesu dariusi. Tai kaip pavyzdį, tai buvo su merginomis rašėme tarptautinių jaunimo mainų projektą. Tai buvo pirmoji mano tokia patirtis ir iš tikrųjų atsivertusi tą didelę paraišką, didelės akys, nežinai ką daryti. Bet iš tikrųjų įsigilinęs, praėjo mėnesis, antras ir atėjo tas tokie daugiau suvokimai, tas žinojimas, ką tu darai. Ir manau, jeigu dabar reikėtų rašyti antrąjį projektą, aš jausčiausi žymiai laisviau, žinočiau, ką aš darau, bei ko aš noriu to pasiekti. Tai kaip tu supratai, kad tu paaugai kaip asmenybė? Manau, kad aš, kaip ir sakiau, kad atsivertus kitą projektą, aš jau žinočiau, ką aš daryčiau tuo metu, toje paraiškoje. Tai. Nebebūtum tokia žalia, ne? Jau tu palipai laiptelį. O kodėl atsirado poreikis iš vis augti? Kaip tu prie to priėjai? Nes daugeliui žmonių gal tas net neaktualu ir jam lengviau gal nerašyti, tiesiog gyventi, eiti į mokyklą, namai, šeima. Ir kodėl tu kažkur dar eini į kažkokį tai klubą, neaišku, kad ten veiki, kažkam rašai, savo laiką kažkam atiduodi, tu savo galėtum tą laiką pasilikti. Kodėl tau atėjo tas poreikis? Galbūt tai buvo jaunųjų lyderių klubo dėka, nes klubas organizavo viešojo kalbėjimo mokymus, kurių metu turėjome mes pasiruošti 5 minučių viešai kalbai. O kodėl ten nuėjai? Kas tave įkrapštė tenai? Turbūt draugai, aš manau, nes sakė, kad tai yra įdomu. Tai kodėlgi ne, išbandyti visada, juk yra kažkas naujo, kodėlgi nebuvo. Ir iš tikrųjų turėjome tą laiką pasiruošti, galbūt 1,5 valandos tai viešai kalbai. Ir atrodė, man tada, tuo metu atrodė, kad viskas yra puiku, tiesiog aš viską galiu, čia nėra sunku, juk kalbėsiu prieš savo draugus, bet atsistojusi ten, prieš tos pačius savo draugus, prieš tos 10 žmonių, aš supratau, kad aš nemoku rišliai kalbėti, trūksta argumentavimo. Ir galbūt atėjo tas supratimas, kad taip, aš kažko negaliu. Ir tai būtent paskatina mane tobulėti ir išmokti būtent tai, ko aš nemoku. Būtent suvokimas, kad tu kažkur turi ribą ir tau trūksta kažko. Ačiū, Julija. Mindaugai, įdomu tavęs būtų išgirsti,
Kaip iš krikščioniškos pusės, kas tas asmenybės augimas yra? Na gerai, aš nesu atstovas visos krikščionybės, bet kaip skaitau Bibliją, kaip suprantu, Jėzus kvietė mokinius, sako, ateikite pas mane, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai aš sakyčiau, kad asmenybės augimas tai yra išlaisvėjimas. Aišku, kai kurie žmonės supranta tiesą labai tiesmukiškai, kad sužinosiu 10 dievų įsakymų, dar kažką patirinėsiu ir jau čia būsiu jau išlaisvėjęs arba jau čia mano asmenybė paaugo. Tai ir kada Jėzus kalbėjo, kad aš esu tiesa, Jėzus apie save sakė, aš esu tiesa, kad Jėzus kviečia žmonės į santykį su savimi. Tai aš manau, jeigu taip labai abstrakčiai arba labai paprastai, tai asmenybės augimas yra išlaisvėjimas iš baimių, iš fobijų, iš gėdos, apie kurią mes kalbėjome. Ir įvairūs tebūnie aspektai gali būti socialiniai, gerai, galbūt profesiniai, kur tau reikia išlaisvėti, bet tuo pačiu ir dvasiniai, kurie kur kas gilesni negu visi kiti. Tai aš manyčiau, kad žmogus, ir ypatingai krikščionis, turėtų neignoruoti arba turėtų būti netgi priekyje visų besikeičiančių žmonių. Ačiū tau. O dabar labai įdomu, ką jūs žiūrovai galvojate, Karolina? Taip, Jurgita. Paklausiau žiūrovų, kaip jie supranta, kas yra asmenybės augimas. Ir žiūrovai mano, kad tai yra pastangos užpildyti asmenybės spragas ir iš minusų padaryti pliusus. Taip pat yra kaip visapusiškas tobulėjimas, dvasinės tobulėjimas ir charakterio formavimasis. Tai gal galim pakalbėti, kad visiems būtų aišku, kuo skiriasi charakteris nuo asmenybės. Ačiū labai už klausimą žiūrovams. Geras klausimas, kuo skiriasi charakteris nuo asmenybės? Tai yra dalis. Su žmonėmis, Mindaugai, dirbi daugiau gal. O gal paskambinkim psichologui ir paklauskime, arba gal pagūglinkime. Aš manau, asmenybė galbūt yra visuma visko, kas susiję. Charakteris yra daugiau tas branduolys, arba tai, ką mes, gerai, tai, ką mes formuojame ir tuo, ką mes tampame. Bet aš manau, kad tai yra labai artimai susiję vienas su kitu. Gal netgi sinonimai, bet čia jau aš tiesiog kaip paprastas žmogus ir labai greitai pagautas bandau išsisukti iš tos situacijos. Ačiū, kad padedi mums. Taip, mes nesam specialistai šioje laidoje, bet stengiamės pasidalinti savo patirtim. Ir merginų norėčiau paklausti jų patirčių, kam galvojat reikalingas žmogui aplamai augimas? Mano nuomonė, tai augimas reikalingas tam žmogui, kad jisai tobulėtų. Aš galiu pateikti ir vieną pavyzdį iš savo gyvenimo, kai aš visus metus prieš ateidama į klubą tuos metus, kiekvieną dieną, mano diena būdavo tokia. Nueidavau į mokyklą, grįžusi iš mokyklos pamiegodavau, nes labai mėgstu miegą, man labai patinka miegoti. Pamiegodavau, tada atsikeldavau, susitikdavau su draugais, grįždavau namo, padarydavau namų darbus ir tokia būdavo mano kiekviena diena. Ir aš nesuvokdavau, kad man reikia kažko daugiau, nes manydavau, kad mano pažymiai yra geri, mokausi pakankamai gerai, gerai išlaikysiu egzaminus, gerai įstosiu, baigsiu mokslus, reiškia gyvenimas bus gražus, o ko daugiau reikia? Paprasčiausiai manau, kad reikia suprasti, kad tau reikia augti. Atėjusi į klubą, aš būtent ir pamačiau, kad aš daug ką nemoku, kad aš negebu kalbėti viešai gražiai, kad aš nemoku argumentuoti savo nuomonės, kad nemoku priimti netgi kitų žmonių nuomonės. Ir būtent būdama klube aš išmokau augti ir supratau, kad man to reikia. O kaip tu tą supratai? Kalbat klubas, gal žmonės nelabai supras, nes dažniausiai, kai mes žodį klubas girdime, tai mes galvojame ten, kur linksma, šokiai, dainos, kažkokie renginiai vyksta, o jūs čia kalbat kažkas asmeniškai tobulėtų. Kas ten pas jūs kitaip? Ne, mūsų klubas tai yra jaunimo organizacija, kurioje susirenka jauni žmonės, tai tokia savotiška bendruomenė jaunų žmonių, kurių ir tikslas yra tobulėti. Tų žmonių ar organizacijos? Žmonių. Asmeniškai kiekvienas žmogus ateina į organizaciją, kad tobulėtų. O organizacija, tie patys mūsų renginiai organizuojami, projektai, tai yra tik tai įrankis mums pasiekti savo tikslus. Ir kaip tu pasiekiai savo tikslų? Kokius tu buvai išsikėlus tikslus? Galbūt organizacija ir yra ta vieta, kai tu turi atsirasti. Mūsų misija ir yra ugdyti tas lyderio savybės ir padėti jaunam žmogui atrasti save ir išreikšti save.
Tai aš dar savęs ieškau tame klube, radau tą kažkokią kryptį ir stengiuosi vis tiek judėti link kažko, tobulinti galbūt daugiau tas visas bendrasis kompetencijas, tas bendrasis savybės, kurių manau, kad man tikrai prireiks, bet tiksliai link ko aš einu dar nežinau. O kodėl neužtenka mokyklos arba namų, kur tave augina asmeniškai augti? Tai kuo skiriasi tas būtent mūsų klubas ir formalus švietimas? Klube mes vadovavomės neformaliuoju švietimu. O kas tas yra? Nes tai turbūt daugelis, kas klauso, net nežino, kas formalus švietimas, tai mano nuomonė, bent jau kaip aš matau mokyklą, tai yra tiesiog kažkokių tai žinių pateikimas, bet tiesiog pateikimas. Jeigu tu norėsi, tu tas žinias galėsi pasiimti ir jas kažkur pritaikyti. Bet jeigu tu negebėsi jų pritaikyti, tai tos žinios ir liks tik žinios. O su žiniom tu nieko nepadarysi. O būtent klubas yra ta vieta, kur mes, pagal neformalaus ugdymo metodus mokomės ir viskas eina per patirtį. O kokie tie metodai? Kaip čia ta patirtis? Patirtis, tarsi tu iš pat pradžių išbandai atlikti tam tikrą darbą, o po to išeina iš jo kažkokios tai tam tikros išvados, tam tikros taisyklės. Mokykloje, pavyzdžiui, yra pateikiama teorija ir tada jau, ką tu nori, tą daryk su ta teorija. Aš nemanau, kad tai yra taip veiksminga, kai tu iš pat pradžių išbandai viską savo kailiu, o po to jau ir išvedi tas visas teorinės taisyklės. Ačiū, labai įdomu apie tą neformalų ugdymą, turbūt ne visi žino, tai labai įdomu ir klausyti. O kaip Mindaugai galvoju, kodėl būtent žmonėm kažkur reikia eiti ir ieškoti kažko? Gal organizacijos, kurio dirba neformaliais būdais, kažkas ateina į bažnyčią, kad tobulėtų greičiausiai. Aš nežinau, kodėl žmonės ateina į bažnyčią. Kaip tu galvoji? Čia užsirašyk tą klausimą kitai laidai, bet aš aišku džiaugiuosi, man labai smagus sėdėti su žmonėm, kurie iniciatyvūs, galvoja, nėra apatiškai apkerpę ir voratinkliais apaugę. Ir mes, pavyzdžiui, savo centre turime savanorystės programą ir aš džiaugiuosi, kad ateina žmonės savanoriauti, bet aš pakalbu su tais savanoriais ir klausiu, kaip jūs gyvena, kaip viskas. Aš sako, dar kitų organizacijų savanoriauju, dar kitur. Ir aš taip žiūriu, kad ir pradedu pastebėti, kad, pavyzdžiui, mūsų šeimos centrą ateina žmonės, kurie aktyvūs. Bet tų aktyvių žmonių yra ne tiek jau daug. Ir dabar savotiškam sėdžiu tokiam tarp dviejų kraštutinumų. Mes žiūrėjome žmonės, kurie kalbėjo apie, buvo mums išduotas klausimus apie asmeninį augimą. Ir beveik dauguma iš jų pasakė, kad aš niekur neinu, man niekur nereikia eiti. Tėvai kiek įdėjo, ten kažkas sako, reikia biškį pakrapštyti ir kažkas išlys mano gyvenime. Tai aš manau, kad daugelis žmonių, ir jūs merginos, man atrodo, esat mažuma, atsiprašau taip sakyti, bet dauguma žmonių galbūt taip ir gyvena, kad jie nejaučia poreikio augti. Nebent, kaip ir jūs minėjot, gerai miegojau, dirbau, dariau, atsidarė situacija, tada tik pamačiau, kad man reikia kažkur tai augti. Ir aš galvoju, kad Dievas, kada jisai sako, aš žmonės auklėju, ir daugiausiai žmonių galbūt prieš Dievą ir sukyla, nes Dievas mato, kad jeigu paliktų daugumą pasaulio žmonių, jie taip ir sėdėtų ir nieko nedarytų. Sako, dar lietuviška patarlė, švarkarimas pripranta, tai daugelis žmonių ir priprastų kariami, kad tik nereikėtų keistis. Ir kada Dievas juos iškrapšto į sudėtingą situaciją, sakydamas, reikia keistis, priimkit, jūs patiems bus geriau. Labai pyksta, pavyzdžiui, bažnyčiai susiduriu lygiai su to pačiais dalykais ir netgi šeimos centre. Mes darom tėvystės įgūdžių grupės, su savanorių mokymus, mes darom vienišoms mamoms ir netgi reklamuojam ir už dyką, tik ateikit. Bet kaip dažnai pamatau, kad žmonėms tiesiog patinka, man nesiseka su vaikais, koks mano gyvenimas. Bet tu sakai, ateikit, duosim įgūdžius. Gerai, gal netoks neformalus ugdymas, kaip pas jūs vyksta, ten daugiau galbūt formalesnis, bet vis tiek yra pakankamai užtektinai ir kitokių formų, kaip tu galėtum mokintis. Ir daugelis vienetai ateina. Tai mane labai liūdina, jeigu šiek tiek pasižiūrėjus į tą neigiamą pusę. Tai tada man klausimas kyla, gal ir nereikia tiem žmonėms augti ir tobulėti. Gal kas apsisprendė tobulėti, tai ir gerai, su kuo tai susiję? Aš sakyčiau, gerai, jūs merginos pagalvokit, aš išlendu iš karto. Aš manau tinginystė. Tinginystė? Taip, tai Biblijai pasakyta, kad netgi apie vieną yra palyginimas Jėzaus, sako, šeimininkas išdalino vienam 1 talentą davė, kitam 3 talentus, kitam 5 ir išėjo į kitą šalį.
Ir sako, sugrįžęs paprašė, kad atsiskaitytų. Ir vienas atidavė už 5 uždirbęs 10, kitas už 3 uždirbęs 3, o kitas, kuris gavo 1, nuėjo ir užkasė jį po žemės, artėjo šeimininkui, sako, va, jums. Ir šeimininkas sako, tu turėjai investuoti, tau reikėjo tai, ką tu turėjai, tau reikėjo augti, tau reikėjo tuo dalintis, bet sako, tu man atidavėjai tik tais tai. Ir Jėzus kaip įvardina tą žmogų - blogas ir tinginys. Tai aš manau, kad tinginystė. Bet jeigu tam žmogui gerai būtų tokio. Aš nepritarčiau jūsų nuomonėj visiškai, nes, pavyzdžiui, jam ant mano pavyzdį, aš nesakau, kad aš nenorėjau augti, todėl kad aš buvau tinginė. Bet tuos metus, iki kol aš nebuvau klube, aš neaugau. Bet ne todėl, kad aš tingėjau. Paprasčiausiai neradau vietos, kur augti ir tiesiog net nežinojau, kad to man reikia. Paprasčiausiai man užtekdavo to, ką aš turėdavau. Aš manydavau, kad man užtenka mokyklos, kad man užtenka tų žinių, kurias aš ten gausiu. Bet tik patekus į tam tikrą aplinką, aš supratau, kad man to nepakanka. Ir kad man reikia augti daugiau. Aš džiaugiuosi už pasipriešinimą. Bet aš galvoju, gerai, kada sakau, suabsoliutindamas, kad tinginiai, aš galvoju, kad tavyje slypėjo. Nu, tu nebuvai tinginė tiesiog toje situacijoje, bet yra daug žmonių, kurie išeina iš tos, kuriems netgi pasiūlai arba yra problemai kažkokioje, tu pasiūlai išeiti. Ačiū už diskusiją, bet brangiai dabar noriu išgirsti žiūrovų, nes man yra labai svarbu žiūrovai. Tai Karolina, pasakyk, ką žiūrovai diskutuoja, ką jie galvoja. Taip, yra pora klausimų. Labai gerai. Taigi mes diskutuojame apie tai, kas trukdo tobulėti. Ir žiūrovai pateikia įvairias nuomonės. Vieni mano, kad niekas netrukdo tobulėti, nebent tik mes patys savo galim trukdyti. Ar mūsų nežinojimas, pavyzdžiui, kaip tai padaryti. Kiti galvoja, kad mums trukdo baimė. Pavyzdžiui, baimė išsiskirti iš kitų, baimė išbandyti vieną naują dalyką. Dar yra tokia nuomonė, kad mums trukdo tobulėti blogas prioritetų pasirinkimas arba asmeninės savybės. Tai noriu paklausti, čia būtų pirmas klausimas studijos dalyvių, kas jums trukdo tobulėti? Ir labai noriu sugrįžti prie to klausimo, į kurį nebuvo atsakyta. Kuo skiriasi charakteris nuo asmenybės? Ačiū už klausimus. Prispaudė mūsų žiūrovai. Nežinau, ką darysim, bet bandysim. Nuorodą gal kokią nusiųsti. Jau galim paprašyti, kad gal jie gali paguglinti tuo metu ir mums atsakyti. Labai, aš iš tikrųjų gal ir perleisčiau tada žiūrovams klausimą. Karolina, pakartok ir perleidžiam žiūrovams tą klausimą, nes mes dabar neturim galimybių ir neturim specialistų, kurie atsakytų tą klausimą. Tai brangų žiūrovai, atsakykit į šį Karolinos klausimą. Į savo pačių klausimą. Pakartok klausimą. Kuo skiriasi charakteris nuo asmenybės? Ačiū, Karolina, tai labai laukiame jūsų atsakymų į šitą. O mes atsakinėsim į kitą, gerai? Koks ten buvo klausimas? Kas mus trukdo tobulėti? Bet man dar klausimas, apie ką mes diskutavome, gal žmonėm nereikia ir labai daug gatvėje buvo pasisakymų, kad jie gerai, jie laimingi su tuo, ką yra, kam jiem tobulėti. Na, aš apie tai kaip ir kalbėjau, man neatrodė, kad man reikia. Man pakakdavo to, ką aš turėdavau. Tai gal ir toliau galėjai taip gyventi, ko tu ten nuėjai? Nes aš norėjau kažko naujo. Visada, ieškojai kažko toj vietoj per ilgai neužsisėdėsi. Jeigu kitas neieško, jeigu kitas neieško ir viskas. Tai, jeigu jam gerai, jeigu jis jaučiasi laimingas, galbūt tai man neužteko. Persipinė yra su tais jausmais. Jeigu man tobulėjimas yra lygus laimės jausmai, aš tobulėdama jaučiuosi laiminga, tai man sukelia geras emocijas. Galbūt kitam žmogui, kuris sėdintis vietoje, jisai jaučiasi laimingas sėdėdamas vietoje. Tai manau, čia vėl yra priklauso nuo skirtingų žmonių, nuo skirtingų asmenybių. O kas tą asmenybę suformuoja? Nes vėl gal grįšim vakar. Aš dar norėčiau kalbėti, kad galbūt ne kiek nuo tos asmenybės priklauso, bet ir labai daug kas priklauso nuo tų aplinkybių. Nes kaip aš, vėl kartoju, kaip aš jau sakiau, tiesiog buvau netinkamoje aplinkoje, bet kai radau tą aplinką, tai radau kažkiek ir dalelę tą savęs. Tai klausimas, jeigu žmogus yra žingeidus arba jis kažko ieško, kaip jam surasti tą aplinką? Ieško. Kas ieško, tas randa. Kas ieško, tas randa. Jėzus pasakė. Kaip radai? Aš kaip radau, tai aš asmeniškai, kaip atėjau į klubą, tai sudalyvavau jaunųjų lyderių klubo organizuojamame žygyje. Ten susipažinau su žmonėmis ir man ten labai fainų žmonės, labai patiko, tas žygis labai linksma buvo. O kaip tu patekai į žygį? Ir į žygį tai patekau tiesiog, draugė pasiūlė, užpildžiau anketą
užsiregistravom, labai ten bijom, nes 9 dienų žygis, galvojom, ten verksim, būrėmės prieš tą žygį, ten su kortom, ar verksim, ar neverksim, ar bus sunku, ar ne. Atvažiavom į tą žygį, galvojom, 9 dienas žygiuosim. O ten pasirodo neformalus ūkdymas kažkoks, kalba apie kažkokias tai kompetencijas, kas ta kompetencija, net nežinojau. Paskutinę dieną tik tai išsiaiškinom, kas ta kompetencija, nors visą laiką jas naudojam tą žodį. Ir supratau, kad tai, tarsi ten buvo patyriminis žygis, o ne tiesiog toks fizinis. Ir tada kažkiek susipažinau būtent su tuo neformaliuoju ūkdymu. Ir tiesiog tie žygio organizatoriai, jaunųjų lyderių klubo narės pakvietė mane ateiti į organizaciją. Atėjau, nes norėjau tiesiog pabendrauti su žmonėm. Negalvojau apie tai, kad noriu tobulėti, noriu augti. Galvojau tiesiog, bus faina, bus smagu, kažkas naujo, turiu laiko, kodėl nepabandžius. Tai reiškia kažkokių žmonių įtaka, kažkas tave pakvietė ir ta aplinka atsirado. Aš norėčiau, jeigu galima įsiterpti, jūs čia merginos kalbat ir jūs patvirtinat tą, kad merginos vyrams labai sunku įsiterpti. Nereikia skūstis, nedaug duodam daug. Ne, aš galiu viešai paliūdėti tiesioginę metriją, kad jaučiuosi labai gerai čia. Bet aš tiesiog gal pabandžiau įsijausti į kitų žmonių, kurie galbūt stebi ir žiūri mūsų laidą ir galbūt ne visi nori būti lyderiais, galbūt ne visi yra gimę ir greičiausiai ne visi yra gimę būti lyderiais. Ir ne visi eitų į tokius žygius. Aš prisimenu, mes vienas iki važiavom irgi su baidarėm, mūsų nebuvo patyriminis žygis, bet lietus pradėjo lyti. Ir vieni sako, važiuojam, vis tiek, Dievas mums padės. O kiti sako, pasimelskim, pasimeldė ir išvažiavo, bet namo. Ir aš negaliu sakyti, kad tie žmonės, kurie nevažiavo, jie nenori augti. Jie jau ten prasti kažkokie žmonės. Tiesiog galbūt jie yra kitokie. Vieniems patinka ekstremas, vieniems patinka ten patirtis, naujas adrenalinas, kitiems patinka šiek tiek kitaip. Bet aš norėčiau atkreipti dėmesį į tą galbūt didesnę problemą, kurią galbūt ir įdomu būtų pasikalbėti, kad kiti žmonės tiesiog apskritai nenori. Nenori. Pavyzdžiui, susidaro situacijos, aš irgi, pavyzdžiui, iš savęs žiūriu, ar ne? Pavyzdžiui, auginu 4 vaikus ir mano vaikai yra visi skirtingi. Bet tam, kad su visais skirtingai šelčiausi, aš labai pavargčiau. Aš labai norėčiau su visais vaikais vienodai. Visiems patinka kalbėti, pasikalbėkime, ar visiems patinka dovanos. Gerai, tai ne vienas jau ten reikia prieiti taip, prie kito kitaip. Ir aš kaip tėvas turiu augti, turiu kaip pasakyti, profesionalėti. Bet tiesiog aš labai dažnai pastebiu, kad lengviau tiesiog, gal žmogui lengviau su visais vienodai ir kam ten Tai dabar žinokit, pažiūrėkim, ar mūsų žiūrovai tobulėja, ar jie atsakė mūsų klausimą, Karolina. Taip. Taip. Tai žiūrovai atsakė. O, labai džiaugiamės. Ir beveik sutartinai, kad charakteris tai yra asmenybės dalis. Kad asmenybė tai yra visuma, o charakteris yra tik asmenybės dalis. Ir dar vienas žiūrovas pasakė, kad asmenybė tai, kas tu esi, o charakteris tai, kaip tu į save išreiški. Tai va. Ir dabar dar yra klausimas. Čia jau Julija buvo prieš tai truputėlį užsiminusi, bet gal ne visai atsakėm. Klausimas, jeigu žmogus nenori tobulėti, ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad jisai jau degraduoja? Ačiū už gerą klausimą. O žiūrovams dedame didelį pliusą. Taip ir toliau. Ir toliau atsakinėkite į savo užduotus klausimus. Ir švieskite mus. Ačiū labai. Julija? Aš iš tikrųjų net nežinau, gal pasakyti, kad galbūt jei žmogus nenori, galbūt su ta Mindaugo nuomonė, kad jisai tingi, galbūt tai vėl persipinus tinginystė, kai mums yra viskas iš tikrųjų, galbūt ta pati visuomenė eina į tą pusę, kad mums visiems yra viskas padėta ant lėkštutės, tik tai reikia pasimti, bet dauguma žmonių to neišnaudoja ir kaip aš manau, kad tai yra vėl labai gerai, iš tikrųjų gal su ta tinginystė vėl viskas persipinę. Bet visuomenės įtaka, kuri tiesiog lengvai ir greitai kažką nori gauti. Būtent. Aš gal norėčiau pridurti prie to klausimo, aišku, kiekvienas klausimas turi kontekstą ir mes galime jį nepataikyti, bet Saliamonas yra pasakęs, yra viskam laikas. Tai galbūt kartais yra laikas tiesiog pailsėti. Nebūtinai laikas, reikia tobulėti kažką daryti, bet aš manau, kad galbūt kaip principas yra žmonių, kurie tiesiog priešinasi bet kokiom permainom. Jeigu, pavyzdžiui, aš bažnyčioje sakysiu, nuo šiandien vienas iki taip ir buvo, aukas mes rinkdavom prieš pamokslą. Ir vienas iki sakau, žinai, net nepasakiau, kad rinksim aukas. Visi žmonės, o kur aukos? Sakau, bus po pamokslo. Nu ką aš čia per nesąmonės?
Tai čia, jeigu tik tais čia žmonės negali keistis, įsivaizduok, jeigu reikia kažką keisti, iš asmenybės ir Dievas galvoja, reikėtų tau tiesiog egoizmą sumažinti. Tai jeigu tu nesugebi šitam mažam keistis. O tai kaip bažnyčia augina žmogų? Aš manau, kad bažnyčia yra toks, pas graikus būdavo vaidinimuose, kada vaidinama kokia tragedija arba kažkas, tada, kada yra konfliktas ir neišsprendžiama padėtis, nusileisdavo Dievas iš dangaus ir išspręsdavo tą situaciją. Deus ex machina vadinasi, kad, žmonės negali nieko padaryti ir sako, tai Dievas padarys. Ir aš manau, kad bažnyčioje labai dažnai, aš kaip ir minėjau pradžioje, kad bažnyčia galėtų būti pačioje priekyje asmenybės vystymo ir ugdymo, labai dažnai žmonės pateisina Dievu savo tinginystę. Čia galbūt Dievo valia. Gal taip Dievas norėjo. Tai kas mes, Dievas turbūt suklydo smegenis idėjas mums, turėjo kiaulėm įdėti arba dar kažkam tai, nes vis tiek viskam Dievo valia. Jisai galėjo robotų prikurti, kur įvesti programą ir viskam Dievo valia. Bet Bibliją, kada skaitau ir kiek matau dalykų, kur Dievas norėtų kažką tai padaryti, bet jisai sako žmonėms, o ką jūs darysit? Ir žmonės, oi, čia mums per sunku. Bet aš džiaugiuosi tokie lyderystės klubai, kuriuose jūs dalyvavot ir kiek man tenka susitikti tokių žmonių dėka, kažkas tai vyksta, kažkas yra daroma. Bet aš vėlgi sakau, nenoriu sakyti, yra lyderiai ir yra sekėjai, bet sekėjai turi turėti irgi nuolankumo. Sekti lyderiais, pasitikėti jais arba laikyti juos atskaitomingais. Bet ir čia reikia augti. Aš dabar norėčiau pažiūrėti, o kur yra panašumai? Nevyriausybinės organizacijos, kuri dirba neformaliais metodais, ir bažnyčia kaip žmogų augina per žmogaus asmenybės auginimo prizmę. Kur yra bendrumas tas? Ar jūs jaučiat, ar kažkaip... Lankot bažnyčias merginos. Yra tokai. Aš sakyčiau, galbūt panašumas. Reiktų dažniau. Aš paskui duosiu vizitinę kortelę, jeigu jūs Vilniuje galėsit užsakyti. Aš manau, gerai, aš atsiprašau, jūs pagalvokit. Dabar, kadangi aš dažniau lankausi bažnyčiai, atsakysiu. Panašumai. Panašumai, tai galbūt daugiau yra su formaliu ugdymu, kada stovi pamokslininkas, pastorius arba kunigas ir sako, kaip Bibliją reikia aiškinti. Ir aišku, yra tokių bažnyčių, kur žmonės išsijungia savo smegenis ir viskas, kas yra sakoma, reiškia, mums tuo reikia tikėti. O tai bažnyčia ugdo tik tai per pamokslą? Ne, aš tik tais dabar, yra daugybė dalykų, yra grupelės, diskusijos, asmeninis žmonės mokosi, bet ta prasme sakau, kad labai panašu. Netgi ir bažnyčia visi susėda ir priekis stovi kunigas arba kažkas ir kažkaip tai vadovauja visam tam šlovinimui. Nesakau, kad tai yra blogai. Yra žmonių, kurie skirtingai priima žinias. Bet aš manau, kad bažnyčia labai daug ką praturtėtų, jeigu neformalus ugdymas. Neformalaus ugdymo idėjos būtų įgyvendinamas. Prisimenu vienas iki galiu. Ar jau reikia pertraukti? Man atrodo gali, bet Mindaugai... Čia ne mano prisiminimų vakaras, atsiprašau. Gerai. Tai dabar norėčiau pakviesti visus į muzikinę pertraukėlę ir lauksim po jos. Vyną darėjai iš vandens, leidai matyt neregiams ir neprilygsta. Keli
Labas vakaras dar kartelį. Primenu, su jumis sveikinasi Jurgita Krekždaitė, o jūs žiūrite Connecto Escape laidų ciklą Tavo asmenybės augimas. Noriu taip pat priminti ir kas su manimi šiandien yra studijoje. Tai yra Mindaugas Pikūnas, 7-osios dienos adventistų pastorius, šeimos centro Kartu saldu esančio Vilniuje vienas iš steigėjų. Rokiškio jaunųjų lyderių klubo atstovės, tai yra Asta ir Julija. Taip pat, brangiai, kiekvienas jūs, kuris klausote ir galite mums rašyti savo nuomonę. Ir norėčiau priminti, kad šį savaitgalį jau kalbėjome apie gėdą, empatiją, be ko žmogaus augimas yra neįsivaizduojamas. Ir yra daugiau niuansų, kaip ir prieš muzikinę pertraukėlę jums buvau uždavus klausimą, o kas yra panašu skirtingose organizacijose, kas yra panašumas, kas padeda žmogui augti, kokia ta aplinkybė. Tai vat ir toliau norėčiau diskusiją tęsti tuo keliu, kas dar sujungia, kas yra bendra. Tai mano nuomonė tarp bažnyčios ir organizacijos yra bendra tai, kad kiekvienoj iš šitų bendruomenių yra bendruomenė, žmonės, kurie tarpusavyje bendrauja. Nes būtent ir bažnyčiai žmonės bendraudami. O ir organizacijai, tai ypatingai mes, pavyzdžiui, kiekvieną savo darbą darome grupelėse. Kiekvienus darbelius. Ir būtent aš manau, kad geriausia yra dirbti grupėje. Nes žmonės yra geriausias tavo veidrodis. Nes tik kalbėdamas su žmonėmis, tu gali pamatyti save. Pamatyti, kaip jie reaguoja į tam tikrus tavo poelgius, tam tikrus tavo klausimus, kažkokius tai pasakymus. Aš netgi dabar prisimenu tokią gyvą patirtį, kaip dalyvau gal vienose pirmuosiuose mokymuose, neformalaus ugdymo metodais paremtuose. Ir ten nuvykom su draugu pirmąsyk ir žiūrim, ten hebrytė sėdi, žaidžia kažkokius žaidimus intelektualius. Mes žiūrime juos ir žvejam, ar mes tokie kvaili, ar jie tokie protingi. Ir nesuprantam, kas ten dedasi. O jie visi ramus, smagus, kažkas kažko nesupranta, viskas gerai, jokios gėdos, jokios baimės, galvojam, wow, kažkur mes net ten patekom. Būtent, kad man irgi atsimenu, buvo toks labai keista, ta tokia visiškai skirtinga aplinka, nei aš būdavau pratusi būti, nes būdavau dažniausiai mokykla ir organizacija po to atsirado. Tai mokykla ten vyrauja visur ta konkurencija, tas toks pyktis, kažkoks tai rezultatų siekimas būti geresniam už kažką kitą. O organizacijoje būtent tu esi toj bendruomeniai ir jūs visi siekėt bendro tikslo. Tu ten gali nebijot klyst, gali drąsiai klyst, nes kiekviena klaida tai yra pliusas. Bet gali pridėti ne kiekvienoje organizacijoje, ne? Bet organizacija, bet tos, kurios dirba tam tikrais metodais. Aš galiu pasakyti, gal jeigu įsiterpčiau dėl to bendruomeniškumo ir labai, aš džiaugiuosi, kad nelankot bažnyčios, bet labai taikliai pastebėjot. Lankau kartais. Gerai, tarkim, jūs lankote kartais. Bet kodėl aš taip sakau, nes kartais aš irgi susiduriu su žmonėmis bažnyčioje, kurie nemano, kad bendruomenė jiems reikalinga. Jie ateina, vienas iki kelis kartus netgi teko pakrikštyti žmonės ir paskui nerandu jų bažnyčioje. Ir skambinu, sakau, tai kaip jūs čia, kaip dabar nebesuprantu, tai atėjot, lyg ir netėjot. Aš sako, man tik reikėjo nuodėmių atleidimo, bet bažnyčios man nereikia. Ir aš lyg ir suprantu, kodėl galbūt nereikėtų, bet žmonės, aš manau, atsitraukia ir savo nuostolį padaro, nes iš tikrųjų žmonės atsitraukia į savo kažkokią tai patogią aplinką, ten kur pažįstama, bet bendruomenė, kažkas yra labai gerai pasakęs, sako, mus sužeidžia žmonės, bet mus žmonės ir išgydo. Prasme, mes negalime atsitraukti nuo žmonių ir galvoti, dabar man nebereikia jokių žmonių, dabar aš jau augsiu, tobulėsiu, bet žinant žmogišką prigimtį, dažniausiai mes tobulėjame ten, kur mes norime. Tai skaitom tas pačias knygas, filmus žiūrim. Ir aš, pavyzdžiui, su savo žmona, kada susipažinau, jai patinka europietiškas kinas. Aš net nežinau, kad toks yra. Iš kai tas susitiku žiūrėdavau, kur šaudo, gaudo ir kraujas liedavosi laisvai. Ir jinai mane nusivedo ir aš galvoju, kadangi mes ruošiamės draugauti, santuokai, tai man reikia kažkaip nusileisti ir parodyti, kad man irgi įdomu. Aš niekada pats neičiau. Bet kada nueinu, aš niekada nesigailiu. Aš džiaugiuosi, kad jinai, bet aš ten neaučiu, nes tai ne aš nesu toksai.
Bet jeigu mes esame bendruomenė visą laiką gali atnešti mums palaimą vienokią ar kitokią. Tai aš galvoju, tas labai gerai, kad atkreipi dėmesį ir manau, kad čia verta uždėti tokį akcentą, kad vis tik tais, kada mes keičiamės, mums reikia kontekste kažkokiame keistis. Ir bendruomenė yra tas kontekstas, kuriame mes gerai keičiamės, kuriame mes keičiamės. Bet ar tikėjimui reikia bendruomenės? Nes manau, jeigu tu tiki į Dievą, tai gal gali būti laimingas ir būdamas namie su savo tikėjimu, pasimelsdamas, kažkaip Bibliją paskaitydamas. Aš galiu pasakyti. Ar reikia, ar ta prasme, yra nurodymas, turi eiti į bažnyčią? Aš labai šventas jaučiuosi, kada skaitau Bibliją ir meldžiuosi vienas. Atidarau duris ir pradeda vaikai rėkti, žmona sako, reikia to. Ir tada visas mano gerumas lieka ten, kur meldžiausi. Ir kada reikia realiai tai pradėti įgyveninti, aš pamatau, kad gerai. Man reikia suderinti savo patirtį su esama patirtim, patirtį su Dievu, su dabar susidariusią situaciją. Todėl tie žmonės, kurie galvoja, arba jeigu yra tokie žmonės, kurie galvoja, su Dievu tai aš būnu, viskas gerai, bet su žmonėm aš nenoriu, man nepatinka. Biblijoje netgi yra pasakyta, sako, tu negali sakyti, kad myli Dievo, jeigu nemyli žmogaus. Tai yra vienas ir tas pats. Meilė visą laiką yra, jeigu aš nekenčiu žmogaus, aš pykstosi, aš negaliu sakyti, su Dievu aš tobulai, bet nekenčiu šito ir nenoriu jų matyti. Tai reiškia, kažkas čia vertybinis, mes kalbėjom vakar, baigiam prie to, kažkokios vertybės pas mane yra netaip sudėliotos. Tai aš manau, kad bažnyčia yra bendruomeniška religija. Ir kada Jėzus sako, kad per bažnyčią Dievas kalba, tai nereiškia, kad atsistoja pastorius ir dabar Dievas per jį kalba. Susirenka žmonės, diskutuoja, tave įkvėpia vienaip šventoji dvasia, tave kitaip, mes kalbame ir per tą bendrystę, nusileisdami, priimdami, diskutuodami, Dievas kalba. Dėl to Dievas yra trejybė ir čia ta bendruomenė visur yra matoma. Tai aš manau, kad tas bendruomeninis aspektas, nors išlindo taip gražiai ir netikėtai, bet manau, kad labai svarbus. O kaip, pavyzdžiui, žmogui pasirinkti, kur jam geriau augti? Ar eiti kokią organizaciją, kuri užsiema ne renginiais, ne šokiais, pokiais, bet asmenybė augimu? Ar eiti į bažnyčią? Kaip žmogus gali apsispręsti? Arba kur yra gal skirtumas tada, panašumas tas pats? Ir gal kažkas šiandien klauso, gal pirmą kartą girdi ir apie bažnyčias, kaip jos veikia, gal pirmą kartą girdi apie organizacijas, kurios veikia neformalus ugdymo metodais ir ugdo asmenybės, o ne renginius tik daro, ne? Nors renginiai yra priemonė ugdyti asmenybę, ne? Kaip žmogui pasirinkti, gal tada tas skirtumas yra kažkoks? Aš manau, žmogus eina ten, kur jam yra gerai, kuris jaučiasi. Eina ten, kuris jaučiasi gerai. Tai manau, vieni žmonės puikiai jaučiasi būdami bažnyčioje, kiti įsiliedami neformalaus ugdymo aplinką. Tai tiesiog reikia bandyti tuos skirtingus dalykus. Tam yra juk dabar laikas klysti ir vėl iš naujo tiesiog pabandyti atrasti. Ieškoti žmogus turi, manai. Aišku, aš norėčiau pasakyti, kad bažnyčia vis tik tais nėra lyderių klubas arba neformalaus ugdymo kažkokia įstaiga arba kad bažnyčios tikslas yra tik asmenybės tobulėjimas. Aš manau, kad bažnyčioje tas dalykas turėtų irgi turėti deramą vietą. Bet aš galiu būti bažnyčios narys ir dalyvauti, tarkim, priklausyti jūsų lyderystės klubui ir mokintis čia. Nebūtina tų pačių dalykų mokintis bažnyčioje, nes bažnyčios misija yra daugiau susijusi su vertybiniais dalykais ir su vertybinė sklaida. Bažnyčios tikslas yra, bažnyčios pašaukimas yra būti Dievo balsu arba Dievo atstovu šitoje žemėje. Kad žmonės matydami bažnyčią, kaip ten vyksta bendruomenėje, ką bažnyčia, kaip save pozicionuoja ir ką jinai sako, žmonės suprastų, koks iš tikrųjų yra Dievas. Tai manyčiau, čia yra skirtumas toks dalykas. Tikslas būtų, koks tikslas yra kažkokios organizacijos, kad organizacijos tikslas asmenybę auginti aplamai, į kurią gali būti įtrauktas gal ir dvasinis augimas, ne? O bažnyčios tikslas yra dvasinis augimas, į kurį gali būti įtrauktas neformalus ugdymas. Kažin, ar aš supratau. Pagalvok, o aš paklausiu žiūrovų, ką jie galvoja, brangų žiūrovai, kokia jūsų nuomonė, Karolina? Taip, Jurgita. Paklausiau žiūrovų, kaip jie tobulėja, kad pasidalintų savo metodais. Ir viena žiūrovė sako, kad jinai atranda naujas veiklas ir per tai tobulėja, o kita žiūrovė Ineta sako, kad jinai jau pasiekė tobulybę ir jinai nieko nebedaro.
Tai aš norėjau paklausti, mes visi žinom, kad iki tobulybės, nieks nepasiekia tos tobulybės, tik ne ta vienintelė. Tai tada klausimas, kam tobulėti, jeigu neįmanoma pasiekti tobulybės? Ačiū už klausimą, bet manau, Inetą girdėjom pradžioje laidos, kad praeiviai gatvėje, jie jautės kai kurie, kad nereikia tobulėti, tai nepergyvink, kai Ineta, yra ir daugiau tokių žmonių, viskas su tavim gerai. O klausimas? Gerai, atsiprašau. Tiesiog sumąsčiau, ką noriu atsakyti tą klausimą. Gerai, užbaig. Aš tiesiog manau, kad bažnyčia eina kur kas toliau, negu eina bet kokia kita pasaulietinė organizacija, arba eina giliau negu bet kuria kita valstybinė, neformalaus ugdymo ar kokia kita įstaiga pasaulyje. Nededu vertybinio, kad kiti tie, kurie neina toliau, yra kažkuo prastesni arba blogesni, bet manau, kad apie egzistenciją bažnyčia yra pašaukta tvarkyti širdies reikalus. Padėti žmogui atrasti ramybę Dieve, priimti save ir atrasti kelią pas Dievą. Daugelio organizacijų, aš tikiu, kad ir pas jūs, juk nėra kaip vertybė, kad jūs surastumėte Dievą, o gal yra, aš nežinau. Ne, ar ne? Ta prasme, ir tame, ir tame, nėra nieko blogo šitame, tik tais tiek, kad bažnyčia eina kur kas toliau, bet tai nereiškia, kad bažnyčia neigia tai, kas yra daroma čia. Aš manau, kad tokių organizacijų kaip jūsų, Rokiškė, aš manau, kad yra daugiau, bet aš tikrai džiaugčiausi, jeigu būtų dar daugiau, nes manau, tai daro gerą Aš dabar įtaką. klaustuką tokį turiu. Tai kada žmogus yra laimingas? Nes vieni, kaip Ineta sakė, aš jau tobula, reiškia jį pasitenkinus. Bent jau man tai reiškia, jeigu žmogus sako, aš tobulas, tai man jau gerai ir aš laimingas. Tai kurie netobuli, ar jūs esat nelaimingas, kad nori tobulėti gaunas? Ne, aš atvirkščiai manau. Nelaimingų šeimininkų, koks čia bus? Kiekvienam žmogui laimę teikia skirtingi dalykai. Man, pavyzdžiui, laimę teikia tas tobulėjimas. Jeigu kažkas jaučiasi... Tas pats procesas, jo, kai tu išbandai kažką, kai tau sekasi, kai tu matai, kad tu augi, kai tu matai, kai tu keitiesi, kad sieki tų savo tikslų ir kai kas kartą atsiranda vis daugiau tų klausimų, į kuriuos tu nori atsakyti. Ir man asmeniškai tai yra laimė, tas ieškojimas savęs. Tai laimė įvardintum ieškojimas. Nebūtent ieškojimas. Kas tau laimė? Aplamai laimė kas yra? Laimė. Kaip tu įvardintum? Mano gyvenimo laimė yra... Tobulėjimas galbūt. Būtent tobulėjimą įdėtum. Tobulėjimas. Ir jeigu tu nuolat tobulėsi, kaip dabar kaip moksleivė, paskui kaip studentė, paskui gal kaip žmona, mama, jeigu tu kiekvieną sritį, kurią turėsi ir tobulėsi, tau to ir užteks, kad būtum laiminga, taip? Nuo to priklauso tavo ateitis. Tavo atsakymą. Tobulėjimas galbūt ne vien tik tai tose srityse kažkokioj tai specialybėj, bet tobulėjimas visapusiškai. Aš manau, mes kiekvienas laimė yra, kiekvienas norim būti laimingas ir darom tai, kad būtumėm laimingi. Pavyzdžiui, šiuo metu aš jaučiuosi laiminga, nes jaučiu, kad aš augu, kad aš keičiuosi, kad einu kažkur, kad nestoviu vietoj. Nors ir nežinau, kokio tikslo aš siekiu, bet einu kažkur link tos pusės ir dar vis savęs ieškau. Ir tas ieškojimas man irgi yra laimė, nes man gera ieškoti savęs, gera rasti kažką. Mindaugai kažką. Aš norėčiau prie to klausimo, prieš Ineta ten buvo turbūt, ar ne, kuri pasakė, kad aš jau tobula. Vėlgi nežinau konteksto, bet yra graikiškas supratimas to tobulumo, kad tobulumas yra kaip stotelė. Atvažiavau, pykšt ir esu tobulas. Vėlgi priklauso nuo atskaitos taško. Pavyzdžiui, hebrajiškas supratimas tobulumo tai irgi yra procesas. Kad tu gali būti tobulas ir kada Dievas kūrė žemę, tai geriausiai galbūt atspindi, kada Dievas kūrė pasaulį, jisai pasakė pirmiausia, te būna šviesa. Atsirado šviesa, tamsa, dar nieko nebuvo, visiškas chaosas žemėje. Sako, pirma diena praėjo ir Dievas sako, gera diena buvo. Mes sakytume pagal tą graikišką supratimą, o čia dar gėda padaryti, dar čia viskas blogai. Vat kai baigsis viskas, 7 dieną, kada Dievas kūrė, tada viskas bus tobula. 2 dieną Dievas sako, gerai, atskirkim vandenį, sukurkim atmosferą ir čia labai gerai viskas. Mes sakytume, kas nieks negali, net oro nėra kur kvėpuoti, kaip čia gali būti gerai. Bet Dievas visą laiką tame procese, kiek visko yra ir tas procesas, kadangi Dievas yra begalinis ir tas procesas yra begalinis. Tai aš manau, kad labai priklauso, kaip tu pasižiūri tą tobulumą. Aš, priimdamas krikščionišką pasaulėžiūrą, sakau, kad tobulumas mes jo niekada nepasieksime. Mes galime būti tobulame, teisingame santykėje vienas su kitu,
su Dievu, bet tai nereiškia, kad mums nebėra kur augti. Tai visą laiką yra kur augti. Ačiū, Mindaugai. Ir dabar noriu vėl jūs girdėti, brangų žiūrovai. Karolina? Taip, Jurgita. Diskutuojame su žiūrovais ir šiandien buvo užsiminta apie laimę gyvenimo ir tą procesą, o kaip su žmonėm, kurie nenori tobulėti ir kurie netobulėja. Ar žmogus netobulėdamas gali jausti gyvenimo pilnatvę? Ačiū už gerą klausimą. Skaito mano mintis, kažką atras, tai žiūrovas. Atrado kelią. Atrado kelią į mano mintį. Tai ar gali ar ne? Kaip čia? Koks čia klausimas? Ar gali būti laimingas? Ar gali būti laimingas netobulėjimas? Aš manau, kad galbūt ir gali. Manau, kiekvienam žmogui laimę teikia skirtingi dalykai. Aš, pavyzdžiui, tada netobulėjau, bet jaučiausi laiminga. Nes paprasčiausiai nežinojau, kad yra kažkokių daugiau kelių, kad yra kažkokių daugiau galimybių. Bet kuo tu daugiau tobulėjai, tuo tu sužinai daugiau tų kelių ir tuo daugiau tau atrodo, kad tau reikia tobulėti. Kaip Julija, prieš pradedant tobulėti, ar tu jautėsi laiminga ar ne? Aš žinoma, kad jaučiausi laiminga, kaip ir Asta sako, kai tu nežinai, kur tu gali, kai tu nežinai tų dalykų, kur tu gali tobulėti. Tu tiesiog, kad gali būti geriau, tu tiesiog esi laimingas, gyveni šią minutę, džiaugiesi, eini su draugais, viskas atrodo tiesiog gerai, tu esi pačio jaunystėje, paauglystė prasideda visi. Ir tiesiog, aš manau, grinai priklauso nuo to, čia galbūt toksai užsikabinimas yra, kaip, galbūt su traškučiais pavyzdį galima paimti kaip su čipsais, iš tikrųjų. Tu valgai ir kuo daugiau valgai, tuo daugiau nori. Kartą paragavęs negali sustoti. Būtent, kartą paragavęs negali sustoti. Aš manau, lygiai tas pats yra su tobulėjimu, iš tikrųjų. Bet dabar man klausimas, daugeliu žmonių ir neateina tas traškučio skonis, ne kaip jau vardinam. Ir gerai jam, bet mes gyvename visuomenėje ir jeigu didžioji žmonių dalis nenori ragauto traškučio kasnis po kasnio, kaip aš gyvenu toje visuomenėje, ar man gera gyventi, kur žmonės aplink mane nenori tobulėti? Kas dabar daryti? Mindaugai, kas dabar daryti? Aišku, aš manau, kad mes visą laiką gyvensim to įtampoje ir netgi Jėzus yra pasakęs, sako, jūs žudote pranašus, o paskui statot jiem paminklus. Tai yra nuolatinė istorijos tragedija, kad pranašai, kurie kviečia žmonės į permainas, yra nužudomi, o paskui skirkim jam Nobelio premiją. Kam tam numirėliui premija? Kai jis gyvas buvo, priimkime tai, bet tai visur yra. Tiek pastorius, tiek gali būti vadovas, prezidentas, tos žmonės kažkaip tai pasamoningai, čia manau nuodėmės pasiekmė, priešinasi permainom. Ir čia jau yra ir vadovų konfliktas, aš manau, vidinis konfliktas, ką daryti, ar gyventi dėl savęs, ar dėl kitų žmonių, ir jeigu jie nenori, ką daryti, ar tu laimingas jau pats savyje, ar tu laimingas būsi tik tada, kada tave žmonės seka paskui tave. Aš manau, kad kalbant apie keitimąsi, apie asmeninį tobulėjimą, Dievas visą laiką kviečia žmonės tobulėti, keistis vardan kažko. Ne vardan tiesiog aš pasiekiau ir dabar man dzin visi, dabar man gerai, aš jau pasiekiau tobulėjimą. Jeigu pažiūrėtume į gamtą, juk ir ar ne, pasodinam bulvę, jinai užauga ir iš tos bulvės ateina daug bulvių. Gerai, apie bulvės. Kažkaip, va šiandien valgiau bulvinių. Čia iš pasąmonės lenda. Arba, pavyzdžiui, gerai pasodini medį, medis duoda vaisių ir visa gamta Dievo yra sukurta taip, kad tu gyveni ne dėl savęs. Netgi Paulius laiške rašydamas sako, jūs piktadariai nusidėjėliai, jeigu visą laiką gyvenot iš išmaldų, vogdami iš kitų žmonių, susiraskit darbą, uždirbkit pinigų, kam? Kad turėtumėt ką paaukoti kitiems žmonėms, kad negyventumėt kaip parazitai, kurie tik tais iš kitų gyvena. Tai aš manau, kad aš savo užduodu tą klausimą, gerai, aš tobulėjau, skaitau knygas, lankau seminarus, kam to reikia? Save tik tais dalinu, kad gražutis atrodyčiau, kad viskas išpuoselėta, rafinuotas skonis, teisingas požiūris. Ar tam, kad žmonės, kurie yra aplink, vėl grįžtam prie bendruomenės, kad aš jiems galėčiau padėti, galbūt jiems būtų maloniau su manim gyventi. Tai aš manau, kad tas asmeninis tobulėjimas, jis vis tik tais nevyksta jokiam vakume. Man turi patikti, kaip tu minėjai, tas procesas turi patikti. Jeigu jis yra visiška kančia, tai reikia pažiūrėti, kodėl, kas čia netaip yra. Bet vis tik tai turi būti kryptis. Ir manau, kad Biblijos prasme ta kryptis yra tam, kad mes būtume dar labiau mylintis, dar labiau naudingi visuomeniai, aplinkai, šeimai, draugams ir visiems kitiems. Čia yra tikslas to asmeninio tobulėjimo biblinė prasme. Ačiū Mindaugui už gražią mintį ir
Brangieji, mūsų dėja laida visiškai atėjo į pabaigą, todėl su tą mintim norėčiau ir merginų pasakyti laidos pabaigai atsisveikinimui. Kokią išvadą savo padarėt? Kam tas tobulėjimas jums reikalingas? Galbūt. Kol kas tas tobulėjimas man asmeniškai jisai tiesiog teikia tą laimę. Galbūt aš manau, kad tai viskas yra persipinę grinai su jausmais. Nežinau, paaugsiu, pamatysiu, galbūt, kad tobulėjimas man vėl kitokią reikšmę reikš. Bet kaip ir minėjau, kol kas tai yra grinai vien su tais jausmais, kad aš gerai jaučiuosi tobulėdama. Tai. Ačiū Julija, kad šiandien buvai su manim, labai buvo smagu. Aiste. Asta, atsiprašau. Man tobulėj, koks klausimas? Kam tau reikalingas tobulėjimas? Tobulėjimas. Nežinau, nes noriu tobulėti, nes man patinka tobulėti. Nes kai tobulėju, aš jaučiuosi, kad aš nestoviu vietoj ir aš kažkaip labiau savim pasitikiu. Aš pasitikiu, kad nebus visas gyvenimas toks blogas, nes aš vis tiek kažkur einu. Nes negaliu stovėti vietoj paprasčiausiai, nes jeigu aš stovėsiu vietoj, netobulėsiu, tai negaliu, tiesiog, negaliu, man reikia kažko. Ačiū tau, Asta, ačiū visiems. Ir ačiū jums, brangieji žiūrovai, kad šiandien buvot kartu su mumis. Buvo labai gera. Pabaigai norėčiau priminti informaciją, kad visus įrašus galite žiūrėti YouTube kanale LCTV Lietuva. Taip pat galite ieškoti mūsų Facebook puslapyje lifeconnect.lt. Sekanti laida, kada bus informuota būtent visose šituose tinklapuose, kuriuose žiūrite. Tai ir Karolina, kokiuose tinklapiuose primink? Facebook paskyroje lifeconnect.lt, YouTube kanale LCTV Lietuva ir lctv.studiai puslapyje lctv.studiai_LT. Ačiū tau, Karolina, už pagalbą, o visiems linkiu tobulėti tam, kad būtumėte ir patys laimingi ir kad aplink jūs supantys žmonės, bendruomenės būtų laimingi. Tad ačiū už buvimą kartu, iki kitų susimatymų.